Pirma mano netiesioginė pažintis su Dovydu Giedraičiu kaip krepšininku nutiko, kai jam dar buvo 16 metų ir Dovis debiutavo NKL lygoje. Persiklus į Ispaniją, Madrido Estudiantes ekipą pradėjo aiškėti, kokia visgi Dovio rolė gali būti vyrų krepšinyje. Dovis demonstravo turintis itin smagią rankelę ir galintis atlikti spot metiko rolę. Kiek vėliau perėjus į Lietkabelį nuomos pagrindais ir bestebint Dovydą gyvai Lietuvoje ir Europos taurėje, ėmė ryškėti, kad Dovis turi neblogus sugebėjimus gintis perimetre. Pridėkim tai, kad Giedraitis atakavo krepšį iš toli 40% taiklumo Europos taurėje ir potencialiai turime jaunuolį, kuris ateityje gali vykdyti 3&D žaidėjo užduotis. Žalgiriui sumokėjus išpirką mano jau minėtam Ispanijos klubui už Dovydą Giedraitį, pagrindinis klausimas buvo Dovio dydis, kiek Dovydas su savo gležnu kūnu gali atstovėti Eurolygos fiziškumus. Kitas klausimas buvo Dovio traumingumas, kuris jį persekiojo tiek Madride, tiek Lietkabelyje, tiek persikėlus į Žalgirį. Doviui buvo įteikta 5 metų sutartis ir Giedraičio startas Eurolygoje dėl vėlgi tų pačių traumų buvo pilnas turbulencijos. Doviui stigo pasitikėjimo savo jėgomis, priešininkai agresyviai eidavo į pagalbas paliekant Giedraitį laisvą ir net dažnai Žalgiris su Giedraičiu penkite paprasčiausiai puolime žaisdavo 4-5. Dovio vienintelis ginklas puolime neveikė aukščiausiame lygyje. Per 16 rungtynių Eurolygoje ir 14 išmestų metimų pataikyti 2. Tai yra viso labo 14% pataikymas iš tolimosios distancijos. Ir na taip, Giedraitis neblogai stovėdavo perimetro gynyboje, bent jau nebuvo kažkoks komandų akivaizdus taikinys, bet dažnu atveju Dovis buvo persona non grata puolime. To pasekoje aš ėmiau abejoti Dovydu Giedraičiu. Žemas ūgis, dydžio ar kažkokio išskirtinio vikrumo ar greito pirmo žingsnio neturėjimas reikšdavo, kad Dovis mismečiuose beveik visados nesugebėdavo sėkmingai apeiti lėtesnių varžovų. Ir man paprasčiausiai Dovydas Giedraitis pasirodė kaip krepšininkas, kuris neturi reikiamų duomenų žaisti aukščiausiame lygyje. Problema buvo Kynas Sematas, čia Dovydas Giedraitis apvogė tiesiog Kevino Panterį ir 5-0. Ir dar kartą Dovydas Giedraitis antrą kartą išmuša kamuolį iš rankų Kevinui Panteriui. Fantastika Dovydo Giedraičio darbas gynyboje. Tačiau aš klydau. Mano nuomonė, Dovydas Giedraitis yra vienas iš geriausiai besiginančių perimetro žaidėjų Europoje ir leiskit man tai įrodyti. Rungtynės prieš Anadolu Efes Shane'as Larkinas. Sutikime, kad kartu su Maiku Jamesu tai yra top 2 puolime dinamiškiausi gynėjai Europoje. Vadinamieji triple threat krepšininkai, kurie gali mesti iš tritaškio, asistuoti komandos draugams arba prasiveržti link krepšio. Kas mane labiausiai žavi, tai kaip Shane'as Larkinas keičia greičius. Pažiūrėkime į šį epizodą. Larkinas vaizduoja ketinąs naudotis užtvarą, Giedraičio žvilgsnis krypsta link tos pusės, bet staiga Shane'as persimeta kamuolį į dešinę ranką. Dovio kairė koja jau yra pakelta ir visas kūno balansas krypsta į priešingą pusę nuo Larkino. Doviui šoktelėjus į dešinę pusę ar Larkinui veržiantis į kairę pusę, Giedraitis sugeba itin greitai sureaguoti, persisukti ir Dovis ne tik nesuteikia Shane'ui jokio pranašumo, bet Dovis netgi sugeba be pražangos iškrapštyti kamuolį iš Larkino. Sėkmingai gintis prieš tokius žaidėjus kaip Shane'as Larkinas yra be galo sunku. Mano minėtas pavarų keitimas iš greito į lėtą, iš lėto į greitą, triukčiojantys judesiai, kurie dažnai verčia gynėjus pasimauti ir prasižengti. Bet kas man labiausiai ir patinka, kad Dovis geba gintis be pražangų. Aš asmeniškai kol kas nesu matęs Giedraičio nukenčiant gynyboje dėl savo lipšnumo. Šitoj situacijai panašiai kaip Larkinas Braunas imituoja žaidimą į užtvarą su hesitation judesiu, bet veržiasi į priešingą pusę. Ir Giedraitis vėlgi neduoda susikurti Brauno jokio apčiuopiamo pranašumo ir Lorenzo yra priverstas išmesti itin sudėtingą metimą. Numeris 1 taisyklė gynyboje yra išlaikyti savo tiesioginį ginamąjį prieš save. Tai yra kiek pasenusi taisyklė ir šiuolaikiniai gynėjai dažnai privalo naviguoti pick and roll situacijose ir naikinti susidariusį atstumą, o kartais net gintis, kai varžovas stovi laikant savo nugaros. Bet Dovis, kaip jau minėjau, ganėtinai neblogai neduoda savo oponentams susikurti pranašumo. Tiesa, jo dydis kiek limituoja, kiek Dovis gali sėkmingai kontestinti metimus. Bet prisiminkit vieną dalyką, kas liečia top klasės talentus puolime, prieš tokius žaidėjus tu turi daryti viską, kad tik jiems būtų sunkiau. Ir kartais jie vis tiek sumes 20 ar 30 taškų, nesvarbu, kiek tu gerai gynysi ir kiek tu daug energijos įdėjai. Tačiau Dovio mažas dydis turi ir privalumų. Dovio žemas svorio centras reiškia, kad Dovis turi puikų kojų ir žemutinės kūno dalies balansą. Pridėkim greitas rankas ir Giedraitį yra sunku išmušti iš vėžių, neužtenka kelių klaidinčių judesių atsikratyti Giedraičiu. Svarbus aspektai, kurie ir daro Dovydą labai įkyriu gynėju. Šios mano išvardintos savybės Doviui suteikia pasitikėjimo gynyboje. Jau tampa norma Giedraičiui dusinti geriausius Eurolygos perimetro žaidėjus nuo galinės linijos. Spaudimas, kuris nedažnai, bet priverčia net ir gerai valdančius kamuolį krepšininkus klysti. Dovis yra tas retas europietis žaidėjas,
kuris gali pasitikti atakuojančius gynėjus nuo galinės linijos ir neprarasti jokio pranašumo tai darant. Dažnai tokiems superstarams kaip Tyreekas Jonesas tai yra iššūkis laužyti čiurnas ir bausti tokius įžūlius mėginimus spausti nuo kitos krepšio pusės, bet man įsiminė gynyba prieš Keviną Panterį ir jo reakciją. Doviui antrą kartą apvogus Panterį vidury baltos dienos, Panteris nieko nelaukdamas pasiema kamuolį ir be jokių derinių tik perėjus į Žalgirio aikštelės pusę nusprendžia veržtis ir atakuoti Dovį. Žinoma, tai yra ego ir žinoma, kad Giedraitis kiek užgavo Kevino Panterio ego. Bet Žalgiriui pelnęs 2 taškus su pražanga seka Partizano ir Obradovičiaus minutės pertraukėlė. Po jos matome, kaip jau Daužeras persivarnė kamuolį, ne Panteris. Ir žinoma, tai yra normali praktika turėti antrą gynėją, kuris gali nuimti spaudimo nuo pagrindinio komandos lyderio persivarant kamuolį, bet tas faktas, kad Žalgiris turi žaidėją, kuris yra lietuvis ir kuris gali suteikti tokį spaudimą, yra nuostabu. Spaudimo pagrindinė esmė yra neleisti greitai komandoms įžaisti kamuolį ir įeiti į derinius. Galite atkreipti dėmesį, kaip vėlai Berlyno komanda persivaro kamuolį ir pradeda derinį 11x12 sekundžių švaistytą vien tik spaudimo įveikimui. Albas nepatyrė gynėjas Paniolo kartu su Delu apturėjo įvairiausių bėdų persivarant kamuolį prieš Dovydą Giedraitį. Labai dažnai tu iš esmės turi vieno žaidėjo spaudimą. Nereikia siųsti 2 gynėjų ir taikyti spaudimą rizikuojant praleisti greitus 2 ir 3 taškus. Dovis yra darbinis šuo, kurį tu užsiundai ant opozicijos į žaidėjų. Kas juokingiausia, kad po pelnytų taškų kameros kartais nespėja parodyti Dovio gynybos ir varžovų prarasto kamuolio. Mes jau matom, kad Kavalijus Geisas nebe pirmą kartą atakuoja. Perintas kamuolys, Dovydas Giedraitis. Eilinį kartą įrodinėja savo klasę gynyboje. Man yra malonumas stebėti ir analizuoti tokius gynybinius žaidėjus kaip Dovis. Aukštas IQ gynyboje ir puikus jutimas, kada siekti perimti kamuolį ir tai keičia žaidimo eigą. Tai prisideda tiesiogiai prie Žalgirio rezultatų. Man taipogi patinka, kaip Giedraitis sugeba gintis ir judėti prieš varžovus, kurie neturi kamuolio. Kaip jis uždaro perdavimų linijas ir neleidžia žaidėjams priimti kamuolio. Dovydas Giedraitis yra gynybinis šuo kūdikio veidu. Man įdomu, kiek varžovas gali užknisti jo toks įžūlumas su 0 emocijų. Jeigu praeitame sezone mes to neakcentuodavome ir net nepastebėdavome, šį sezoną apstu išskirtinių epizodų, kur Dovis daro skirtumą gynyboje. Paliečiant puolimą, Dovydas po Nazo Mitrulongo išėjimo į Olympiakos ir atsiradusios progos žaisti daug įgavo pasitikėjimą. Prieš Berlyno Albą pasiektas rezultatyvumo rekordas Eurolygoje pelnyti 15 taškų. Dovio žaidime išnyko apatiškumas ir pasyvumas. Dovis daug daugiau žaidžia su kamuoliu, tai daro aštriau, dažniau bando atlikti rizikingus perdavimus ir tai yra labai gerai. Kadangi, kiek matote, šitų epizodų prieš Giedraitį varžovai statydavo ir statys prašiau besiginančius žaidėjus, bandydami juos paslėpti ir Dovis privalo išnaudoti tokias rizikas. Atėjus treneriui Trinkery, daugelio lietuvių, įskaitant Lauryną Birutį ir Dovį, pasitikėjimo šovė į viršų. Man labai patiko trenerio viena iš filosofijų krepšinėje. Negali bijoti mesti į krepšį ir negali būti per daug nesavanaudiškas. Specifinėse situacijose kamuolio dalymasis nieko neatneša. Tu privalai būti savanaudiškas ir atakuoti krepšį, kai situacija to reikalauja. Atkreipkite dėmesį į šį epizodą. Evanso netaiklus tolimas metimas, atkovotas kamuolys, Dovis visiškai laisvas, kaip ir galėtų iš naujo organizuoti ataką, bet tu esi laisvas ir kodėlgi nepaleidus kamuolį iš toli. Ir man tai patinka. Kas man dar patinka apie Dovį yra tai, kaip jis jaučiasi komandiniam puolime. Dovis turi puikų krepšinio IQ tiek gynyboje, tiek puolime, puikiai skaito skirtingus epizodus, kada ir kaip perduoti kamuolį. Šitas derinukas man labai patiko. Dovydas atsikrato kamuolio perdant į Maniukui pauste, tuomet Dovis itin greitai įbėga pasiimti vėl, tuo tarpu Manikas lipins užtvarą ir bėgs link tritaškio linijos. Ir Birutis taipogi lipins užtvarą, bet bėgs link krepšio. Viskas puikiai atidirbta, kamuolys suvaikščia greitai, tiek Plaisas, tiek Derikas Vilis skuba klausiautinti išreikštą metiką Maniką, taip palikdami Lauryną Birutį laisvą po krepšiu. Dovis yra idealus komandinis žaidėjas. Pridėkime jo gynybinius sugebėjimus, neblogus kamuolio valdymo įgūdžius ir tritaškius. Dovis pakol kas šį sezoną meta beveik 50% taiklumu. Aišku, dėl rizikų Dovis dažniausiai įsimeta metimus laisvutėlis ir įdomu, kiek komandos ateityje bus linkusios toliau rizikuoti ties Doviu. Bet Dovydas Giedraitis su savo gynyba ir sisteminiu potencialu puolime yra itin solidus Eurolygos kombo gynėjas. Tiesa, norėčiau paminėti, kad Doviui yra būtina praplėsti savo užsibaigimo aplink krepšį arsenalą. Dydis reikalauja plataus įgūdžių paketo, kas liečia žaidimą aplink krepšį. Man labai patiktų Dovydą Giedraitį matyti atliekant į flauterius. Tritaškių procentai atrodo solidžiai ir jeigu Giedraitis pridėtų neblogą prasiveržimą su kokybišku greitu flauteriu, tai būtų idealus kombo gynėjas. Dovydas kartu su treneriu Andrėja man sužadino norą vėl stebėti Žalgirio rungtynes. Taiga Žalgirio žaidžiamas krepšinis pasidarė vėl įdomus ir man tenka atsiprašyti Dovydo. Dovis yra dar vienas išskirtinis krepšinio talentas iš Lietuvos.